Sveiki, aš esu dabar po žarnyno valymo ir jau turėjau čia trečią procedūrą. Nu, žinau, kad toks lengvumas yra viduje, bet labai įdomus momentas, iš tikrųjų paklausim gydytojos Jelenos Tulčinos, ką daryti po to, kad iš tikrųjų tas procesas būtų maksimaliai naudingas. Kas vyksta po valymo ir valymo metu ir, pavyzdžiui, man tiesiai šviesiai, natūraliai nesinori daug valgyti, natūraliai nesinori saldumynų, natūraliai, kažkaip toks jausmas, kad... Va čia yra nauda, Taip. kokia? Ne tik tai šiukšles išvalyti, bet visa ta apkrauta limfa, kuris stovėjo ten, žinot, kaip baloj, tarakonai, kirmėlės, gyvatės. Ir mes valgom, ėdam ir ten susidaro tokia dirva, kurioje visi tie gyvūnai ir visas tas gyvena. Mes to nesuprantam, nebent pučia pilvą, dažnai vaikšto su pilvais žmonės, jiem atrodo, kad jie tvarkingai valgo, bet jeigu pučia pilvą, jeigu padidėja tas pilvas, reiškia rūgimo, puvimo procesai tęsiasi ir tęsiasi. Imuninė sistema silpsta. Ir mikroflora žarnyno, jinai darosi bloga, jinai darosi patogeninė, ten gyvena blogosios bakterijos ir visą laiką prašo daug paėsti. Grybelį prašo daug saldumynų, daug pieno produktų, daug manta, šokoladą, dar. Ir jie diktuoja mums, ką mums valgyti. Kada mes išvalom storąją žarną, kartu pasišalina ir tie parazitai, tie grybeliai, ten pašvarėja, gerosios bakterijos pradeda greitai daugintis ir tada mes nenorim tų visų nesąmonių, todėl kad jau nėra tų gyvūnų, kurie visą laiką prašė daug, pamaitinkit mane. Ir ta mikroflora, jinai diktavo mūsų smegenim, ką valgyti. O kada mes išsivalom ir nėra tų toksinų ir parazitų, mes patys jaučiam, kad jau nesinori. Todėl, kad nėra tų draugų, kurie visą laiką diktuoja mums, ką jie nori. Ir tos lomkės, kada mes darom maisto intoleravimo testą, žmogui reikia perėti į kitą režimą valgymo, jų nėra lomkių, jeigu jis lygiagrečiai pavalo storąją žarną. Žinokit, tą ir jaučiu, tikrai. Ta prasme, 10 valų.